Giliai šaltame Arkties rate dega $40 milijonų vertės branduolinis bombonešis. Tūkstančiai mylių toliau sausumoje esanti energetikos tvirtovė yra pralaužta. Atviroje jūroje tamsos metu medžiojamas vaiduoklių laivas. Maskva manė, kad šie objektai yra geografiškai saugus. Jie išleido milijardus persidengiančioms radaro sistemoms, pastatė neįveikiamą oro gynybą. Jie manė, kad atstumai yra tiesiog per dideli. Jie klydo. Centrinėje Viduržemio jūros dalyje 800 pėdų krovininis laivas skrodžia juodą kaip smala vandenį. Tai yra Kendilas. Tai yra Rusijos šešėlinio laivyno dalis. Slapta armada sukurta žaliavinės naftos gabenimui ir pasaulinių sankcijų apeitimui. Šio laivyno surinkimas kainavo apie $10 milijardų. Dabar jis kasmet atneša Maskvai maždaug $100 milijardų pajamų. Tai pasenę tanklaiviai su surūdijusiais korpusais, daugelis jų išjungia savo atsakiklius ir plaukioja be vėliavos ar pavadinimo ant šono. Rusija desperatiškai nori paslėpti šiuos laivus. Bet kaip sekti ir pataikyti į taikinį, kuris buvo ištrintas iš visų oficialių žemėlapių? Gynybos analitikai įtarė, kad Ukraina pasinaudojo vakarietiškomis komercinėmis palydovų grupuotėmis, kad nutaikytų Kendil. Naudodami sintetinės apertūros radarą arba SAR, galite išjungti laivo šviesas ar net jo atsakiklį, bet negalite jo paslėpti nuo mikrobangų impulso. Naudodami SAR, palydovai atspindi radaro bangas nuo vandenyno, vanduo išsklaido signalą į tamsą. Tačiau masyvaus naftos tanklaivio vertikalios plieninės sienos veikia lygiai kaip veidrodis. Palydovui Kendil nušvito kaip švyturys ir tai reiškia, kad laivą galima sekti. Kažkur tamsoje mažas civilinis laivas sekė didžiulį tanklaivį, laikydamasis vos už regėjimo ribos. Tai buvo dronų motininis laivas, o jo denyje specializuotų operatorių komanda ruošė elektrinį didelės keliamosios galios 6-sraigtį droną. Tai modifikuotas komercinės technologijos įrenginys, kainuojantis mažiau nei $20 000. Kol tolimojo nuotolio dronai naudoja triukšmingus benzininius variklius, šis 6-sraigtų kopteris yra visiškai elektrinis, jo sraigtai tylūs, palyginti su vėjo riaumojimu virš vandenyno. Šie elektriniai dronai vietoje kuro bakų turi papildomą ginkluotę, todėl gali nešti 20 svarų kovinę galvutę. Tai taktinė 200 000 vertės Javelin prieštankinės raketos atitikmuo, tačiau kainuoja daug pigiau. 6-sraigtų kopteris pakilo nuo siūbuojančio laivo denio į dangų. Tiesioginis skrydis link tanklaivio įjungtų laivo signalizaciją, todėl pilotui teko pasinaudoti geometrinę akląją zoną. Didžiulis tanklaivis, toks kaip Kendilas, už savo korpuso sukuria radaro šešėlį. Tačiau artėjant iš laivagalio labai mažų kampų, maži dronai gali likti nepastebėti. Tuo metu motininėme laive drono pilotas stebėjo, kaip laivo pilkas siluetas su kiekviena sekunde didėjo grūdėtame ekrane. Priartėjus elektrinį rotorių ūžesį nustelbiant vėjui, pilotas pradėjo ieškoti taikinio. Jis manevravo droną vertikaliai virš laivagalio, apeidamas korpusą ir pakildamas virš laivo turėklų. Pilotas ignoravo tiltelį ir gyvenamąsias patalpas. Vietoj to jis nutaikė taikiklį į kolektorių, pačią jautriausią laivo vietą, ir nuspaudė gaiduką. Įgula ant tiltelio niekada nebūtų to pastebėjusi. Nebuvo jokio artėjančios raketos riaumojimo ar naikintuvo klyksmo, tik staigus, bauginantis sprogimo garsas. 20 svarų kovinė galvutė sprogo tiesiai ant kolektoriaus. Jos kumuliacinis užtaisas sutelkė visą energiją į aštrų išlydyto vario srautą, kuris galėjo pramušti kietą plieną. Sprogimas padarė didelę žalą, sunaikino gyvybiškai svarbę įrangą ir akimirksniu išvedė Kendilą iš rikiuotės. Laivas išgyveno smūgį, tačiau jam reikės didelio remonto, kol jis vėl galės prisijungti prie šešėlinio laivyno gretų. Tuo metu tai buvo mažai kas, daugiau nei 115 000 tomų sveriantis popieriaus pasvaras, pagrindinė kelių milijardų dolerių logistikos grandinės dalis, kurią neutralizavo $20 000 vertės dronas. Tačiau atviroji jūra yra visiškai be gynybos. Smogti sausumos apsuptai tvirtoviai, kurią saugo elektrinė siena, reikia visiškai kitokio mechanizmo. 2000 mylių į rytus, giliai Eurazijos širdyje yra Kaspijos jūra. Tai Maskvos privatus ežeras. Jis visiškai apsuptas sausumos. Nėra jokių sąsiaurių ar slaptų prieimo taškų povandeniniams laivams. Vandens platybėse stovi milžiniškos, milijonus dolerių kainuojančios jūrinės gręžimo platformos, priklausančios Rusijos energetikos milžiniai Lukoil. Šios platformos yra vienas iš pagrindinių Kremliaus karo ekonomikos raktų. Jos išgauna milijonus tonų naftos, generuoja milijardus dolerių per metus ir tiesiogiai aprūpina Rusijos kariuomenę kuru. Neturėdama jūrų prieigos prie Kaspijos, Ukraina neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik veikti per orą. Tačiau buvo viena problema – jų kelyje stovėjo milžiniška elektroninė siena.
Tarp platformų ir Ukrainos sienos driekėsi šimtai mylių priešiškos oro erdvės. Ji užpildyta elektroninės kovos zonomis ir ilgo nuotolio S-400 zenitinių raketų sistemomis, kurių kiekviena kainuoja daugiau nei $500 milijonų. Norint įveikti šį iššūkį ir pataikyti į platformą uždarame jūros baseine, reikėtų visiškai naujos strategijos. Giliai savo teritorijoje specialiosios pajėgos paleido koordinuotą giluminio smūgio dronų kamikadzių spiečių. Skirtingai nei tylus elektrinis 6 sraigtų dronas, naudotas Viduržemio jūroje, šie buvo fiksuoto sparno orlaiviai. Atvirųjų šaltinių žvalgyba aiškiai leidžia manyti, kad jie naudoja vietoje pagamintą liūčį, kuris išvertus reiškia aršus, tinkamas pavadinimas. Vienas toks dronas kainuoja maždaug $200,000. Jis turi 22 pėdų sparnų mojį ir yra varomas triukšmingų benzinu varomų variklių. Pagamintas iš stiklo pluošto, jis turi didelio paukščio radarų atspindį, o jo priekyje paslėpta galinga 110 svarų didelio sprogstamumo kovinė galvutė. Tačiau vis dar išliko elektroninės sienos problema. Rusijos elektroninė kova sukurtas tam, kad trikdytų GPS signalus ir nutrauktų nuotolinio valdymo ryšius. Jei standartinis dronas įskrenda į tą oro erdvę, jos smegenys perkaista, jis praranda koordinates ir sudūžta. Ukrainos inžinieriai apėjo šią sieną padarydami neįsivaizduojamą dalyką. Jie visiškai pašalino GPS. Kad išgyventų, tokie dronai kaip Liuoči remiasi autonominė dirbtinio intelekto sistema, vadinama mašininiu matymu. Priekyje esanti kamera stebi žemę ir nuolat lygina fizinį reljefą su iš anksto įkelta aukštos raiškos trimačio žemėlapiu. Savo kietajame diske jis naviguoja atpažindamas tikslę kelių, upių ir kalnų formą. Kadangi jam nereikia aktyvaus palydovinio ryšio, nėra ko nutraukti ar prarasti ryšį. O kad išvengtų radarų tinklų, kaip rodo skrydžio maršruto rekonstrukcijos, šie dronai skrenda labai arti žemės, laikydamiesi reljefo, leidžiasi į upių slėnius ir skrenda vos 150 pėdų aukštyje virš užšalusių medžių viršūnių. Skrisdami taip žemai, jie gali praslysti tiesiai po Rusijos S-400 baterijų radaro horizontų. Po valandų praleistų laviruojant per vieną iš tankiausių oro gynybos tinklų pasaulyje, dronai pagaliau pasiekia Kaspijos jūrą. Atviroje jūroje nėra upių slėnių ar medžių, už kurių būtų galima pasislėpti. Norėdami išvengti paskutinio pakrantės radarų žiedo, dronai tikriausiai sumažino aukštį ir skrido vos keliomis dešimtimis pėdų virš vandens. O daugelio mylių, sklendžiant virš bangų, jų taikiniai pasirodė akiratyje. Lukoil platforma veikė visą parą. Ji apšviesta milžiniškomis pramoninių prožektorių eilėmis, o drono optinėms jutikliams jos tiesiog neįmanoma nepastebėti. Kai spiečius įveikė paskutinį ruožą, jie išsisklaidė. Atskiri dronai atsiskyrė, nusitaikydami į 3 skirtingus taikinius – Filonovskio, Korčagino ir Graferio platformoms. Pagrindinio Liuoči drono skaitmeninėme smegenyse misija perėjo nuo navigacijos prie galutinės atakos fazės. Skrendant jūros lygyje, fiksuoto sparno dronas negali tiesiog atsitrenkti į storus plieninius platformos pagrindą polius. Norėdamas padaryti kuo daugiau žalos, pagal standartinius atakos profilius, jis turi smogti į palyginti minkštą, gyvybiškai svarbią įrangą viršutinėme denyje. Už 2 mylių dronas atliko staigų pakilimo manevrą. Jo skrydžio kompiuteris pakėlė nosį aukštyn, pradėdamas greitą kilimą. Jis pakilo virš platformos aukštos antstato, pasiekė aukščiausią tašką ir iš karto nėrė stačiai žemyn. Įrodymai rodo, kad tai buvo tiksli ataka. Mašininė rega būtų išanalizavusi sudėtingą milžiniškos platformos geometriją ir tiksliai nutaikiusi į pagrindinę platformos gyvybinę liniją, dujų turbinas ir elektros generatorius. Taikinys užfiksuotas. Apačioje denyje naktinės pamainos įgula visiškai nematė grėsmės. Paskutinis dalykas, kurį jie išgirdo, buvo staigus, piktas artėjančio benzininio variklio gausmas, išnyrantis iš tamsos. Naktinio matymo vaizdo įraše, vėliau išplatintame Ukrainos specialiųjų pajėgų, galima matyti tikslų momentą. Iš drono perspektyvos, turbinos denio plieninės grotelės yra tiksliai centre taikiklyje. Jos vis artėja ir artėja, kol staiga vaizdas nutrūksta ir pasirodo trikdžiai. Tai buvo tiesioginis, vienu metu suduotas smūgis per visas 3 platformas. Kai susprogdinama naftos platforma, tikėsi ugnies kamuolio ir milijonų galonų žalios naftos išsiliejančios į vandenį. Tačiau kai gynybos analitikai kitą rytą patikrino Kaspijos jūros palydovinius šilumos žemėlapius, teritorija buvo visiškai švari. Nebuvo jokių šiluminių pėdsakų ar milžiniškų naftos gaisrų. Dronai ne tik aklai sudužo. Turėdami galutinio etapo dirbtinio intelekto valdymą, optiniai jutikliai sąmoningai vengia stipriai suslėgtų srauto vožtuvų gręžinio galvutėje, taip užkirsdami kelią nekontroliuojamam išsiveržimui. Skeveldrinės kovinės galvutės sunaikino įrangą, reikalingą naftai pumpuoti, neuždegdamos gręžinių, tai paralyžiuodamos didžiausius Rusijos jūrinius telkinius ir priversdamos juos nedelsiant nutraukti veiklą. Finansiniai nuostoliai buvo milžiniški. Daugiamilijardinis kompleksas buvo sustabdytas, o milijonai kasdienių pajamų, kurių nebegalima panaudoti karo finansavimui, tiesiog išnyko. Išsiaiškinti tiesą apie šiuos smūgius beveik taip pat sunku, kaip ir juos įvykdyti.
Pagrindinė žiniasklaida retai nušviečia tikrąją padėties mūšio lauke, o kiti kanalai remiasi gandais arba tiesiog išgalvoja, kas įvyko. Mes nespėliojame. Mes atkūrėme šiuolaikinio karo mechaniką, naudodami neapdorotą atvirųjų šaltinių žvalgybos informaciją. Jei norite tikros tiesos, o ne karinės fantastikos, paspauskite prenumeratos mygtuką dabar. Kaspijos jūros smūgis padarė dar blogiau nei tik finansinę žalą Rusijai. Jis sukėlė psichologinę žalą. Pidžių ir autonominių dronų amžiuje milžiniškas Rusijos federacijos fizinis mastas tapo rimta silpnybė. Jūs paprasčiausiai negalite pastatyti $500 milijonų vertės oro gynybos sistemos prie kiekvienos naftos platformos, perdirbimo gamyklos ir oro bazės per 11 laiko juostų. Atrodė, kad kompiuterinė rega yra lemiamas ginklas prieš Rusijos geografinės gynybos priemonės, tačiau taip nebuvo. Norint įvykdyti patį ekstremaliausią išpuolį, Ukrainai nereikėjo protingesnio drono, jiems reikėjo paprastesnio, kvailesnio drono. 2000 mylių į šiaurę, giliai šaltame Arkties rato plote, yra Olenijos oro bazė. Įsikūrusi Rusijos Kolos pusiasalyje, joje bazuojasi didžiulė Rusijos Tu-22 M3 strateginių bombonešių flotilė. Šie viršgarsiniai, branduolinius ginklus galintys nešti orlaiviai kainuoja maždaug $40 milijonų už vienetą ir sudaro pagrindą Rusijos tolimosios atakos pajėgumams. Viso karo metu šie bombonešiai kildavo iš šios arktinės bazės, skrisdavo į pietus ir paleisdavo KH-22 sparnuotasias raketas į Ukrainos miestus. Tai yra 12 000 svarų viršgarsinės raketos, skirtos naikinti lėktuvnešius, kurios buvo sukurtos šaltojo karo metu tam, kad paskandintų amerikiečių laivus. Rusija pritaikė jas kaip teroro ginklus, skirtus griauti daugiabučius namus iš 100 mylių atstumo. Šaudydami iš gilios Rusijos oro erdvės, bombonešiai neturi net kirsti fronto linijos. Kadangi šie objektai buvo daugiau nei 1100 mylių atstumu nuo Ukrainos sienos, Kremlius manė, kad šie objektai yra matematiškai nepasiekiami. Kad juos pasiektų, ginklas turėjo apeiti Rusijos $1 milijardo vertės radarų tinklus. Tada jis turėjo išgyventi Arktį. Įprastam kariniam dronui ekstremalus šaltis yra mirties nuosprendis. Ant kompozitinių sparnų kaupiasi ledas, kuris sugadina aerodinamiką ir priverčia orlaivį nukristi iš dangaus. Net ir Arkties vasarą skristi bepilotai orlaiviui tiek ilgai ir taip toli, kiek reikėtų tokiomis sąlygomis, laikoma neįmanoma. Taigi, kaip Ukraina sugebėjo tai padaryti? Nors tikslūs paleidimo metodai lieka įslaptinti, aviacijos ekspertai nurodo vieną tikėtiną kaltininką. Tai nėra kelių milijonų dolerių vertės sunkiai aptinkamas dronas, tai mėgėjiškas lėktuvas. Aeroprakt A-22 Foxbat yra itin lengvas, dvivietis civilinis sportinis orlaivis, gaminamas Ukrainoje. Jūs pats galite įsigyti visiškai naują tokį lėktuvą už maždaug $90 000. Jis pagamintas iš lengvo aliuminio ir drobės, maksimalus greitis vos 130 mylių per valandą ir jis skirtas ramiems apžvalginiams skrydžiams sekmadienio popietę. Tačiau Ukrainos inžinieriai pažvelgė į šį civilinį aviacijos žaislą ir suprato, kad jis gali tapti idealiu tolimojo nuotolio ginklu. Jie ištuštino kabiną, išplėšė keleivių sėdynės ir prietaisų skydelį, kad sumažintų svorį. Jų vietoje pritvirtino specialiai pagamintus papildomus kuro bakus. Tai padidino jo nuotolį beveik iki 2000 mylių. Tada jie pripildė kabiną didelio galingumo skeveldrinę kovinę galvutę. Tada jie prijungė specializuotus robotinius servomechanizmus, iš esmės mechaninės rankas, tiesiogiai prie lėktuvo vairo ir pedalų. Jie naudojo ankstesnę autonominės mašininės regos dirbtinio intelekto versiją, vėliau naudotą Kaspijos jūroje. Paversdami pilotuojamą civilinį lėktuvą lėtai judančią, bet neužslopinamą sparnuotąją raketą. Tai kaip lėtas, sraigtinis sportinis lėktuvas sugeba išgyventi daugybės $1 milijardų vertės oro gynybos tinkle. Pagrindinė gynybos analitikų teorija remiasi radaro trūkumu, vadinamu Doplerio akloji zona. Kad radarų ekranai nebūtų užgriozdinti paukščių būriais ar greitkelių eismu, programinė įranga automatiškai išfiltruoja objektus judančius žemiau tam tikros greičio ribos. Skriedamas vos 80 mylių per valandą greičiu, A-22 idealiai pateko į tą akląją zoną. Rusų radarų programinė įranga aktyviai išfiltravo fizinį lėktuvą, laikydama jį foniniu triukšmu. Radarų operatoriams jis būtų atrodęs tiesiog kaip paukščių pulkas arba kažkokie neįprasti orai. Ir kadangi jis iš pradžių buvo sukurtas kaip pilotuojamas orlaivis, galintis išlaikyti 2 žmonių svorį sudėtingomis oro sąlygomis, jo per didelis variklis generavo pakankamai vidinės šilumos ir mechaninės traukos, kad išgyventų šaltame Arkties ore neapledėdamas. Beveik 20 valandų Ukrainos Trojos arklys lėtai dūzgė Rusijos danguje. Lėktuvas neturėjo net tamsos priedangos. Skrydžio metu Arkties vasarą dronas buvo visiškai atviras vidurnakčio saulės šviesoje. Ir vis dėlto, kai jis pagaliau pasiekė Olenijos oro bazę, Rusijos gynėjai buvo visiškai užklupti netikėtai. Oro gynybos sistemos, sukurtos numušti milijonus kainuojančius viršgarsinius naikintuvus, nežinojo, kaip reaguoti į lėtai judantį Tu civilinį lėktuvą, tyliai sklendžiantį virš medžių linijos.
Apačioje driekėsi didžiulė betono aikštelė, o joje stovėjo milžiniški TU-22 M3, kurių ilgis viršijo 130 pėdų. Jie netelpa į standartinius sustiprintus bunkerius, todėl yra laikomi atviroje erdvėje, visiškai po atviru dangumi. Kai A-22 kirto perimetro tvorą. Jo borto dirbtinis intelektas pabudo. Jo optinės kameros nuskenavo žemę apačioje, nekreipdamos dėmesio į netikras, dvimatės bombonešių siluetus, kuriuos Rusijos kariuomenė buvo nupiešusi ant asfalto. Kaip masalus, jis ieškojo specifinės geometrinės formos, kol autonominė optika užfiksavo ikoninį, atgal nulentų sparnų TU-22 M3 siluetą. Išardytos kabinos viduje robotizuoti servo mechanizmai smarkiai stūmė vairą lazdą į priekį. A-22 smigo žemyn į mirtiną piką link bazės. Apsauga pagaliau suprato, kas vyksta, bet jau buvo per vėlu paleisti žemė-oras raketą. Vienu smūgiu $90 000 kainavęs modifikuotas sportinis lėktuvas smarkiai apgadino $40 milijonų vertės strateginį bombonešį. Tačiau tikrosios finansinės išlaidos Rusijai yra nepalyginamai didesnės. Gamyklos, kurioje buvo gaminami TU-22 M3, žlugo kartu su Sovietų sąjunga. Rusija tiesioginė prasme negali pastatyti naujų. Kiekvienas bombonešis, kurį jie praranda, yra nuolatinis, nepakeičiamas nuostolis jų branduoliniai triadai. Fizinis Rusijos dydis, tas pats, kuris prarijo Napoleono armiją, tapo didžiausia jos našta. Serijinės gamybos varikliai ir atvirojo kodo programinė įranga iš esmės panaikino geografijos reikšmę. Atstumas nebeturi reikšmės. Norėdami pamatyti, kaip būtent toks pat asimetrinis karas sustabdė Rusiją nuo visiškos pergalės jau pirmąją karo dieną, spauskite šį vaizdo įrašą čia.